Labą dieną. Valstybės kontrolė paviešino auditą švietimo skaitmeninę transformaciją mokyklose. Ataskaitoje skelbiama, kad skaitmeninė transformacija jau pasiekė šalies mokyklas, tačiau dar ne visur užtikrinamos tolygios sąlygos pasinaudoti pažangą. Pavyzdžiui, vis dar yra tokių mokyklų, kur vienu kompiuteriu naudojasi daugiau nei 10 mokinių. Kas yra ta skaitmeninė transformacija, kam ji reikalinga ir kokie yra svarbiausi šio audito rezultatai? Audito grupės vadovė Kristina Česaitienė išskiria 3 svarbiausius šio audito akcentus. Labadiena, Kristina. Labadiena. Kas yra ta skaitmeninė švietimo transformacija ir ką nagrinėjote šio audito metu? Pirmiausia, tikriausiai žodis transformacija jau pats už save sako, kad tai yra procesas, nes skaitmenizavimas ateina į mūsų gyvenimą, veržiasi neišvengiamai į mokyklas ir tai yra procesas. Šio audito metu mes nagrinėjome, kaip mokyklos yra apsirūpinę skaitmeninę įrangą, taip pat pasižiūrėjome, kaip skaitmeninės mokymo priemonės naudoja mokytojai pamokų metu ir pasižiūrėjome, kaipgi mokytojų skaitmeninės kompetencijos yra tobulinamos. Ir ką nustatėte atlikę auditą? Pamatėme pirmiausia, kad transformacija tikrai vyksta. Mokyklose skaitmeninės mokymo priemonės, pavyzdžiui, naudoja daugiau nei 90% mokytojų. Ir tai jau yra neišvengiamybė. Pirmiausia, ką pamatėme, kad informacinėms ir komunikacinėms technologijoms diegti ir naudoti kasmet vienam mokiniui metams skiriami 6 eurai. Ir mokyklose pastebėjome, kad pagal pinigų naudojimo duomenis, kad tai tikrai yra per maži pinigai. Šitie pinigėliai yra skirti kompiuteriniai įrangai įsigyti, internetui, kompiuterinę įrangą aptarnaujantiems specialistams už darbą apmokėti. Tai kai šitų pinigų trūksta, tada mokyklos naudoja kitų ugdymo reikmių pinigus. Tai pavyzdžiui, kompetencijų tobulinimui skiriamus pinigėlius naudoja ir matome, kad iš tikrųjų panaudoja šitai sričiai skirtų pinigų kur kas didesnės sumas negu skiriama. Kokių dar dalykų nustatėte šio audito metu? Dar pastebėjome dėl apsirūpinimo skaitmeninė įranga. Tai kad 24 metais vienu mokymu skirtų kompiuterių vertintose mokyklose naudojosi nuo 1 iki 21 mokinio. Tai kaip aš sakau, beveik visa klasė naudojasi vienu kompiuteriu. Ir tai rodo, kad labai skirtinga ta situacija mokykloje. Nuo 1 iki 21. Tai reiškia, yra mokyklų, kur tas apsirūpinimas labai menkas. Yra, kur yra labai normalus ir solidus. Aš įsivaizduoju, kad jeigu mokykloje vienu kompiuteriu naudojasi 21 mokinys, tai yra sudėtinga atlikti mokinių pasiekimų patikrinimus. Kaip mokyklos sukasi šios situacijos? Tai mes ir pamatėme, kad beveik trečdalis mokyklų susiduria su ta problema, kad mokinių srautas, kuris turi vienu metu laikyti mokinių pasiekimų patikrinimai, turi būti vykdomi, tai yra beveik trečdalyje mokyklų yra didesnis negu jų turimas kompiuterių skaičius. Ką daro mokyklos? Mokyklos tokiu atveju skolinasi kompiuterius, jos skolinasi vienos iš kitų arba skolina patalpas. Bet kas tada nutinka? Tai reiškia, kad kompiuterius mes turime transportuoti, perkelti iš vienos mokyklos į kitą, vežioti, sunešti į tam tikrą patalpą, juos paruošti, kad juos galima būtų naudoti pasiekimų patikrinams. Tam reikalingas yra ir laikas, ir informacinių technologijų specialisto darbas yra naudojamas ir tai iš tiesų apsunkina šitą procesą, bet mokyklos šitaip daro, šitaip sukasi iš situacijos. Kokį dar svarbų akcentą paminėtumėt kalbėdama apie šį auditą? Dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra toks švietimo portalas, kuriame yra skaitmeninės mokymo priemonės, jis skirtas ir mokiniams, ir mokytojams, yra užduočių bankas, kuriame yra daug užduočių. Tačiau tik 4% šitų užduočių yra pritaikyti mokiniams turintiems specialių ugdymosi poreikių. Ir manom, kad tikrai ta dalis yra per maža. Mes turėjom tokį tyrimą su mokytojais, apklausė mokytojus, kurie irgi nurodė, kad iš tiesų skaitmeninės mokymo priemonės ar skaitmeninės užduotys gali būti išeitis ir didelė pagalba ugdant mokinius turinčius specialių ugdymosi poreikių. Tačiau jie irgi patvirtino, kad vis tik tų užduočių trūksta. Kokios būtų rekomendacijos po šio audito? Audituojami subjektai yra pas mus Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Nacionalinė švietimo agentūra. Tai viena tokių rekomendacijų, kurias teikiame, yra pirmiausia įvertinus pinigų poreikį ugdymo reikmėms susijusioms su švietimo skaitmenizavimu ir, aišku, atsižvelgiant į valstybės finansinės galimybės priimti sprendimus dėl mokykloms skiriamų pinigų skaitmenizavimui. Taip pat rekomendavome toliau pildyti užduočių banką užduotimis,
kurios būtų tinkamos visiems mokiniams, įskaitant ir turinčių specialių ugdymosi poreikių. Labai ačiū, Kristina. Ačiū Jums. Su veiklos audito pirmojo departamento vyriausiaja valstybinė auditorė, audito grupės vadove kalbėjomės apie švietimo skaitmenizavimą ir ko trūksta, kad jis vyktų sklandžiau. Kristiną Česaitienę kalbinau aš, Aušra Pilkienė, Valstybės kontrolės komunikacijos departamento išorinės komunikacijos specialistė. Ačiū, kad klausėte.